Kokias dar turit pastebėjimų kokių? Nebeturi? Aš dėl to Ratelio pagalvojau, kad jisai nėra iš tokio literatūrinio backgroundo, nesitrūsino su tais rašytojais ir taip toliau panašiai. Bet ne tik dėl to jisai kitaip rašė, jisai turbūt norėjo kitaip rašyti negu visi. Jo, turbūt kuo radikaliau kitaip. Nu, kažkaip labai stipriai man justi visame kame, kad jis tą labai taip sąmonė. Šiaip tai man kažkaip gaila, kad ta novelistika yra truputį pamiršta, tai aš rekomenduoju. Pavyzdžiui, galbūt paskaityti tikrai šitais vadinais gyventojais. Ne, vaikai, aš su lektorė esu visiškai priešingos nuomonės, šiuo atveju yra tik tai Vilniaus pokeris, yra jaunas žmogus memoarai, savižudybės būdai jo. Visas kitas yra šūdas jo, neskaitykite. Ten yra, nu, ta jau klasikinė literatūra, kuri nieko verta. O kiek prisimenu, tai kai aš buvau dar, kas ten, gal pirmų kursų studentas, 89 metais, tai visi pirko dėl pornuchos, akivaizdu. Vilniaus pokerį, visi jaunimas arba ten kažkokie senukai, tokie, kurie pirkdavo. Ką? Pateko į traukinų. Nu, pirkdavo tą, būdavo dar, kas ten, Jonukas ir Onutė, kažkokie tokie labai lievos poligrafinės kokybės porno, soft porno, tokie laikraštukai. Tai gavelis būdavo padėtas prie jų, netgi gatvės prekeiviai pardavinėdavo gavelį, ten užsikėlė kainą ir tas Jonukas ir Onutė, ar Gritutė, aš nebeprisimenu, Onutė manau. Kaip grinai va tokį, na, švelnios erotikos, legalios erotikos į kūrinį. Dėl to tokie tiražai ir buvo ir pakartotas, nes kiek prisimenu, ir Tomo Rūnų Rudoko autodafe ir Ivanauskaitės nebuvo pakartoti, o gavelis buvo pakartotas. Ivanauskaitės, tu turi minti 88 kaip užsidaryti baimę? Ne, Pakalnučių metai. Pakalnučių metai buvo 87. Nu, nebent buvo kažkoks pakartotinis leidimas. Turi manos Pakalnučių metus. Nu, ne, man rodos dabar tik pakartoja, nebuvo jis pakartota. Gal Ivanauskaitė neturėjo tokio vieno kultinio. Ne, nes jos romanas, tai pirmas yra, kiek aš prisimenu, 93, Ragana Gėlėtis. Bet tada jau Ivanauskaitė buvo 69 metais jau buvo kultinė. Taip, tai netgi dabar kultinė Kristina Sabaliauskaitė, ten prisimena, kaip mokykloje skaitė Ivanauskaitė ir žavėjosi. Taip, absoliučiai. Bet ten buvo to. Tiek, kad jinai jau 10 mečių jaunesnė. Jeigu žiūrint pagal kartas. Šiuo atveju jie sužybo vienu metu, tai 3 mano minėti. Kažkaip man tai jie vienas nuo kitos nelabai skiriasi. Tai yra labai gražus Ivanauskaitės atsiminimas Bliuzas Rišapui Gaveliui, kur jinai tiesiog pasakojo, čia jinai gyveno senelių bute, kur sakau, Tauro gatvėj, ir kaip jie ten kažkaip su Ričardėliu gėrė kažkokius maišė vynus ar kažką. Kitą dieną Gavelis įskambino ir verkė į telefoną, kad Ričardėliui bloga ir va čia tas taip tiksliai aprašyta Ričardėliui ten kažkas. Ivanauskaitė, paskaitykite, labai gražiai yra aprašęs. Dabar Gavelis yra kanonizuojamas ir kanonizuojamas, pavyzdžiui, kaip lektorė sakė, jauno žmogus memoarai, toks ganėtinai, sakyčiau, suicidinis romanas, iš tikrųjų, ten vilties labai nedaug, bet jisai kanonizuotas dėl to, kad jisai yra antisovietinis, ne? Ir ne, tai jeigu mes kalbam apie mokyklą, tai pradėkime nuo to, kad buvo pirminis planas jaunas žmogus memoaras dėti 12 klasį. Ir tai, man atrodė labai normalu, 12-okas jau taip. Bet dabar, kiek aš žinau, pagal šitą programą, dėl kurios vyksta čia didžiuliai karai,
Tai šitom pataisime jis yra 9 klasė. Ir čia man nusvyra rankos ir kojas, ir aš nebeturiu ką pasakyti. Tai ką 9-okas, galop, kad ten yra 12 laiškas apie knygų lietuvį. Nu tai ką 9-okas? Nu, o po to man ten sako, žinai, įdėjom gavelį mokyklinę programą, daug aš tu kaip tyrėja turiu džiaugtis. Tai davai pirmą. Tai kažkaip verkti ir kauktis norisi.